Nu ką, sveiki visi, su jumis čia aš Mindaugas, kaip ir vėl. Žaidžiame šitą, Unplugged, žiūrėkit manęs Minecraftą, ne. Bet šiandien nusprendžiau paleisti Unplugged. Nemokamai gavau, nes tokiais kokiu būdu, nelegaliu, kauju. Aišku, šitas žaidimas nėra ant tiek jau ir populiarus, bet man jis tiesiog patinka. Čia, nieko aš jums stipriai nepasakosiu, ką čia reikia daryti, patys sužinosit. Čia tokie mano kanalas nesivadina, nors Minte MC, o Minte Gamer. Tai tiesiog čia žaisiu tokius žaidimus ir tiesiog nežinau kalbėsiu. Nežinau, kas šito gausis. Tiesiog paprastas video, kur aš žaidžiu žaidimą. Gaminimą. Aš šitą žaidimą jau žaidžiau prieš tai, bet nufilmuosiu. Taip sakant, bandysiu jį praeiti. Aš žinau, kad čia multiplayerinis žaidimas ir jis neturi galą. Bet tiesiog pabandysiu jį, taip sakant, išgėti nors kartą kaimą. Ir taip keletą kartų galbūt ir mirsiu nuo to, bet nieko tokio. Matome šitą blombas, jau žinau aš jį. Jis labai gražiai atakuoja. Žiūrėk. Bėgam. Oi, susiduriam. O, priperėt biškutį. Višta. Nu čia kaip čia, gerai, papasakosiu, čia reikia žaisti. Tipo reikia, žudyti dalykus, o nebūtinai žudyti, tiesiog reikia gaunėti tokius ingredientus, kad gauti po to, kai surinkai ingredientus, nueini ten, įdedi kai kurios, po to gauni kažkokį eliksyrą, ir bandai sužinoti, ar tinka jisai dėl to, kad įgyti šitą kaimą, ar ne. Šiaip aš profesionalas, čia tikrai nepavadinsiu, žinote. Pasistengsiu kažkaip. Kas tu per vieną? Kas čia dabar buvo? Ai, aš jį pirmą kartą matau šitą dalyką. Jau tavo brolis, ne? Nusto padova, aš pagal tavo raudoną akį matau. Ei, negalima, žinokit, vartot. Vaja, kad davė blogieji dalykai, žinokit. Nežinau, tiesiog žaisiu, filmuosiu kaip žaidžiu, filmuosiu kaip filmuoju ir viskas. Ir mums reikia pabandyti grybus gauti. Gerai, gaunasi grybus, pupšum. Dar plius, ką aš čia turiu šansą, noriu jūs paklausti. Kaip jums būtų idėja, kad aš filmuočiau Massive Game Monsters? Aš iš tikrųjų pasakysiu, aš turiu jau akauntą vieną, bet aš galiu susikurti kitą, man rodos, bet jeigu negalėsiu, prašysiu. Tiesiog būtų įdomu, kaip jūs reaguojat, kaip jūs norėtumėt, pamatyti mano, kaip aš filmuoju MSM, kaip mes viską pradedu daryti, kaip mes vystytis pradedu. Tikiuosi, pačiakit komentarus, nes man atrodo, man iš tikrųjų įdomu šitas žaidimas. Aišku, aš turiu jau akauntą, kaip jau aš anksto sakiau. Ir ką, ir niek. Nežinau, parašykite komentarus, kaip jums būtų tokia idėja, ką mes pradėt varinėti ar ne. Tikiuosi. Ką aš galiu tikėtis. Tiesiog aš parašykite, ar jums būtų įdomu ar ne. Nežinokit, tai jau kartoju. Paskui bus dar šitas blombas. Ieško. Tai ką. Nuvarėme reiškės atgal į savo namelį. Ir neįsidame. Supratau.
suvalgykim kitų ingredientų. Aišku, aš pilnai nežinau, kaip veikia šitas žaidimas. Ir gaunas, kad aš tik žinau, kad čia reikia kažkokius tai ingredientus, kad ten kažką tai padaryti. Ir va, ir viskas. Taip pasistengsiu čia kažką tai gal padaryti, kažturime epizodų ir pavyks kažką padaryti. Reikėtų, aš taip galvoju, reikėtų tiesiog, nežinau, minę raidžių per vadinti tiesiog ir viskas. Ir nesikalkinčius tais pavadinimas, štai ten tinderindžiais. Kas čia? Ai, ne. Šitą turėtų būti dar vienas mutantas. Arba, aš žinau, kad čia mus vadinasi mutantai. Pabandysiu aš dar plius čia galima sujungti grybą su grybu. Pabandysiu sujungti. Įdomu, ar gausiu kažką įdomus ar ne. Tai pasižiūrėsiu. Nu, kol kas, kol bėgu, jūs turite puikų šansą paspausti laiką šito video, pasubscribinti. Ką subscribinti, nieks tai žiūri. Nu, gerai, turiu 2. Gavau verda mūsų kisielius. Mūsų kisielius verda. Tuoj einu paklausti to, va, tavęs, kaip tu, kisielius. New combination information. Kaip gerai, negerai, blogai, gerai. Šiaip sau, super, nežinau. Na va, antras grybas, supračiau, kad turi būti kitas. O Jėzu, čia su jumis galima, sakant, blogus dalykus pasidaryti. Nu ką, pabandysim surasti, kad mes šį metą galbūt, kad reikia tos feir, ten aš matau, čia yra toks dalykas kaip pasigirdo kažkas, kai bėgo su manim. Nu tai karoči kaip yra čia toksai pasižadu, kad čia kažkoks tai irgi mutantas. Nu, karoči, čia irgi yra fėjos toksai vynogės, gams kaip vadinasi fėjos. Taip yra tokios vynogės, kurios vadinasi fėjos mėgstamiausios, mylimiausios, mėgėjai, nežinau. Šitą, reikia maisto, atleisk. Aš esu, žinau, blogas esu, neblogų išauklėjau, ką man dabar daryti. Nu, žudykime mes lieka, nes kiekviena višta patenka į vištų rojų. Tai visi žino, biologai gali patvirtinti, kad kiekviena višta po nuėjimo prigult patenka į vištų rojų. Čia visiems viskas aišku. Nu, po kas aš dabar ieškau ir kažko tai вообще nerandu. O, Jėzu, šitas riteris, aš žinau jį. Reikia pabandyti primušti, o Jėzu. Bandu primušti, sneko. Na. Wow, skaudžiai gaidys, žinokit. Ar eisi tu jau prigult ar ne? O, aleliuja. Mes čia gauname labai malonų dalyką. Tai goblinos naglys, idealiai tiesiog. Ir kažką tai nepatinka goblinos naglys, aš nesuprantu, aš čia kiekvieną dieną. Jezu, labai skaniai skamba. Kad dabar valgo skanausiams. Negaliu, o tai ką reikia daryti pala. Šitą gal reikia, račiagą. Nežinau, ką aš čia padariu. Dabar galiu išeidėti? Ne, negaliu. Shift. What the fuck, aš nesuprantu, ką čia reikia daryti. Palaukit biškutį.
Veit, kas čia pagasus. Čia blubas ateina, argi iš čia pačia gali ateit? Ai, negali. Ai, tai negali pačia ateit. Ups. Biškut pasidinsiu grafiką, kad perskaityt, nes aš negaliu sakau, aš čia nesu jau toksai jau tiesiog protinguolis. Jo, biškut pasidinti, todėl biškut lagina. Tai gerai. Čia reikia pakeisti vieną ingredientą. Bet aš nesuprantu, kokio jam reikia. Tipo, gerai. Find the source of each ingredient. Collect seed ingredients. Place ingredients. Biškut nesuprantu. Nu, palaukit. Reikėtų. Apa. Ką padaryti? Na, tas dabar duonius čia. Pavyktų prabėgti, nežinau. Ir pabandys prabėgti. Bėg. O. Kas pavas iš tų momentų? Pasakta laiką. Aišku, visi pavasti. Visiems labai gerai. Būna tokiais momentais. Visi džiaugiasi gyvenimu. Kitai atsitinka. Nežinau, ką aš čia pasakoju. Turniuoju biškutį. Ir mums tiek rankas akmuo. Pabandykime čia sudaužykime akmenį ir gaukime mes gunpowderio. Parako mes gavome. Nu ir pabandysim, gal šitas pavyks, suveiks, nežinau. O, tu išėjau pasivaikščioti biškut, teisingas. O, ateičiau, prieinam. Haha. Tu tik nedrįsk iš čia išeit, kol čia tu baigiame. Kiek man? Suprantu, kad čia taip. Kokiu velniu tu išėjai? Kokiu velniu? Kokiu velniu tu išėjai? Tu. Tai kako? Uliam, ką dabar daryti? Aš nebesuprantu. Čia galima pavalgyti. Šitą žaidimą filmuoja minutę su draugais. Bet aš biškut dabar negaliu. Ai va, rodo, ką galima įdėti tą į. Tipo rodo, va. O čia atmatote, kur ten prie širdutės, prie monetų rodo atviršui tą kubelą. Čia rodo tik tos, kuris tipo gali būti ir to kubelo. O čia taip pagaliau sužinojau, nors kad naujo. Nesu, aš sakau, aš nesu jau nubo žinota, bet nesu profas. Toksai standartinis žaidėjas. Šiaip jau, kas jau turite šitą žaidimą, norėtumėt kartu pažaisti, matote, kad mano nickname'ą, arba galite parašyti komentaruose kažką, nežinau. Jeigu jūs aišku tai, jeigu jūs aišku norit. Padariau kažką, nežinau. Aš mačiau grybą. Kas tu grybą dadosi? O tu ne grybą šitą radiską. Ką? Šaudo. Ну все, ну все, короче, бишкут. Ну, бишкут номеров. Снижение мало нигде. С тем аккаунта. Почти однако подарился вообще. Я ты помню, что аккаунта, что ли, это мечта Missing Monsters. Kas jau norite pas manim pažaisti, jeigu aišku turite šitą žaidimą, tai galite rašyti, mes kažkaip susitarsim ir galbūt nufilmuosim kartu. Čia pažiūrėsim, kas vyks.
kad aš tikrai būčiau laimingas su jumis pažaisti, nes man įdomus šitas žaidimas ir jūs norėtųsi man kartu su jumis pažaisti. Ir šią laiko filmuoju šitą dalyką. 15 minučių. Ir tu savo. Ai, papasakosim dar tokią įdomią istoriją, kas atsitiko šiandien. Aš šiandien planavau nufilmuoti Minecraftą, Mindės hardcore'as, ane. Bet pradėjau filmuoti, biškut pradėjau, žinote, susitvarkiau biškut teritoriją. Ir nes biškut pradėjau statyti namą. Ten viskas pradėjo kalbėti už nugaros, supras, kad aš irgi esu. Aš jau sakiau, kad aš juk nejas gyvenu ir man nereikia to visą laiką kartot. Dabar pradėjau visai kalbėti, aš sustabdžiau ir kur pažiūrėjau, kas gavosi, pamačiau, kad aš filmavau blemba kampą. Visą laiką filmuoju tiesiog kampą žaidimą. Apšiai nežinau, pažiūrėjau, matote dabar šitą ekraną, ne, pilnai. Pilnai matote, ne, ekraną. Tai tada aš padalinkite šitą ekraną į 4 dalis, galbūt tipo aukštai yra, tipo aukštis yra apačia, ir taip pat kairė ir dešinė. Tai aš filmavau apačios šitą dešinį kampą. Jo, šitą labai geras video gavosi, žinokit, labai patenkintas buvau po velnių. Nežinau, kas čia bus per... O, gunpowderis, what the fuck, iš kunščių. Nežinau, kas šiandien bus, tiesiog noriu pažaisti, noriu žaidimą. Man skaitė reklamą darau, kad kažkas su manim pažaisti. Esu, žinote, vienišas, nes noriu su manim žaisti. Jo, šiandienas aktorius kaip iš tos balerino. Jėzu Marija, galiu aš jau pasakyti, galiu. Tik plėskit jūs mane. Įmačiau vieną garybą. Iki čia bajerius apie mane. Negalima tokius dalykus sakyti. Šiaip aš dar vakar sužinojau, vakar sužinojau problemą, kad nebuvo garso tarp Minecraft'o. Dėl to, kad aš esu biškut durns ir norėjau muziką išjungti. Maža ko, kažkokiu buvo. Maža ko copyrightų dar būtų. Tai tiesiog grinai palaukite, aš kažką sakiau. Aš norėjau išjungti muziką, galbūt būtų copyrightų, nežinau. Tai maža ko, pavojus. Ir bet kur gali mus laukti. Tai... Lempa, šitų garsų man kažkaip įdomu vyks. Ai va! Čia dvyniai. Kažkaip pikti. Va! Labai kažkaip stiprus. Nežinau, kaip su jais kovoti. Ir mažo to greiti dar parazitai. Šie grybai... Tai ką aš gerai pratęsiu apie Minecraft'ą savo dialogą. Aš galvoju, išjungti muziką, kad galvoju, maža ko gali būti copyrightų. Bet čia aš ne muziką išjungiau, o pilnai garsą išjungiau. Na, tiesiog, žinote, moku. 2 grybai, vėl 2 grybai. Ir ką aš gaušiš? Utu, blemba. Gaudu. Ta ko jie visi blemba čia artėja? Na, aš nesuprantu, ką man daryti. Super, kurš antrą kartą numerį. Tiesiog man ekranai kaut tarp tų namelių. Aš papšiai nesuprantu, kaip čia su jais reikia
kalbėtis. Nedraugiški biškutį. Plius papasakot biškutį lorą apie šitą žaidimą, kokio čia maksimaliai žinau. Tipo, ten atsėdi karalienė ir mus pasiuntė į kaimuką dėl to, kad tipo jis serga maro. Nu ir mes, galim sakyt, pagalvot, matyti ženklelį aukštai, ten kampe dešiniajam. Man ženklelės šituo daktaru, maro daktaru. Nu tai, tipo, turime sugalvoti eliksyrą, tipo, parinkti nedidelį eliksyrą, kad išgirtume kaimuką ir viskas. Nu ir, o Jėzu, ir vėl tas storų lemlemais mane jau nervuoja. Jau dėko prieš storulius neturiu, pat biškų toksai esu. Nu bet tas tai mane nervuoja. Idėjom, kaip aš jau sakiau, tą palaukit biškutį. Va, fėjos mėgstamiausias. Kas mėgstamiausias? Tomai, šitas mėgstamiausias daiktas pas fėją. O fėjos, ne, mėgstamiausias daiktas, gal taip išversti. O, anglų kalba aš jums taip pasakysiu. Sakai vieną, sakai 2 žodžius, gauni 3. Sakai 3 žodžius, gauni 1. Nesuprantu. Nu ir kas gavosi? Aš jaučiu save biškutą raganą. Gavome mes vėl kažkokį misterijos paušeną. Pažiūrėsim. Turulį, gaudok. Tinka, mogas. Tai vėlėtinė biškutė. Kas čia? Tiesiog particles. Grybas gerai, vynuogės blogai. Vynuogės važiuoja čia negali būti. Pala. Tik kad man nerodo, kad čia neturėtų jo būti. Tai kad dabar palaukit biškut. Čia jau čia kiekvieną kartą tai padarysiu. Nepykit. Reikia tokia skaityt. Ingredient type is not in combination. Nu jo, taip pat negalima, kad tai būtų. O taip pat tokia kliukas būtų. Ar biškut pašimėti, aš nemoku anglų kalbos. Dabar žaidžiu. Dar ką man dar daryti. O šitas tipo negalima, ne. Tai va, aš viduj būsiu viskas priedinė. O Jėzau. Taip, ką dabar vapšė reikia daryti, aš jau nieko nebesuprantu. Višta nekuda ko. Reikia surasti. Oi, čia šitas robotas yra, kuris dar davinėja tas čia. Biškut krypė, žinote. Taip, naktas. Tik, kaip pagarsas buvo. Ir vėl tas durnius. Kas mėgsta, įleiskit mane, kas mėgsta. O tu prakeitas. Ko aš jūsų čia parduotis? Tasai dičkis, kuris. Super. Nu gerai, paskutinį kartą bandau. Numirsiu, tai numirsiu. Ir ką daugiau dar. Tikiuosi, kad ne. Jau biškut užklysta. Taip pat kol turiu žinote galimybę pasveikinti visus su artėjančiais naujaisiais metais. Linkiu jums visiems meilės, pinigų, draugystės. Ten palikti šitą laiką su šeima, su artimaisiais, su draugais. Visus tą kažką, kuriuos jūs mylite. Linkiu, kad jūsų kiekviena kelionė nebūtų tokia pati kaip dabar. Ir kokį tai random kaimuką. Į tas radinė kokį tai random
čvelius. Na tai ką. Vėl mes čia atėjom. Kos tu per vienas blemba Aš suprantu, jis jau čia su galą maskatuoja. Šiaip nėra jau čia sunku užmušti. Ne, tu. Ta. Kaip. Ne. Učiu. Blembačku, aš įsigandau. Ne. Ateik tu čia, ateik. Oi, kas buvo? Oi, ausiak biškutį. Bam. Gyvas gaidys. Vo. Labai estetiškai numirė. Nu, atsigulė prigultų. Pasivėtų galvos nosis. O Jezu. Čia jums tai prisižais jau tokio žinių būtų košmaras. Per žmogų paskui vietoj galvos nosis. O Jezu, nelinkiu jums tokių dalykų. Nu, pirmas kartas. Nors ne pirmas kartas. Nu, karušiu. Karušiu tiesiog rinksiu grybas. Nežinau, tiesiog taip, nu, tą povilnių, kad iškrito grybą. Žinau, kad čia galim tiesiog trenkti per tašą. Gausi grybą. Grybas, aišku, labai turi gerą pavadinimą. Pupšrum. Tiesiog idealų. O Jezu. Imu grybą. Kaip galvojat, 9 grybas tiks. Be šitų pūšinų. Tikiuosi tiks. Pirmą kartą laimėsiu nebus tame žaidime. Kur grybas duodi. Sulaužysiu. Norisi sulaužyti. Norisi sulaužyti. Dar plius mikrofoną tiksliai. Aš savo čia yra, tipo, kaip aš nevažiu, yra tas mikrofonas, kaip jis atrodo, tipo. Jis turi, du tokius svirčius, tokius vieną mygtuką, kad, tipo, išjungt mikrofoną. Ir du tokius, kaip svirčius, kur, tipo, vienas, kad pagarsinti mikrofoną, kitas, kad padidinti echo arba jį sumažinti. Nu, tipo, aš tą echo pabandžiau ant pusės, tai dėl girdėjusi, kad aš urvę sėdėjau kažkam kalninuose. Vat, ką aš dar pažinau, vat šitas reikia, jūs geriau nelieskit, nežinau, biškut pavojingai yra. Gaduk. O Jezu, man akis skauda. Nu, šito paveikslo. Negali būt pradėj grybą, reikia kažkas tai kitas. 6-7, juokauju, negalima. Nu, reikėtų ten pulkas būk. Kažkur tai. Juk mane sekioja, ne? Nu, jie kurot aš neįčiau, mane sekioja. Pasimsiu gunpowder. Šitą pistoleto kas buvo, kas teisingai. Tvirti. Ir kažkas išgaruoja čia, nežinau. Ir pakelti svirti. Nežinau, galbūt ten reikėjo pakelti svirti. Dabar negaliu iš ką daryti. Gal čia reikia tipo, kad degtų, nežinau. Nu, karočiui. Tiesiog paliekti visą. Ir ieškau dar vieno. Kažkaigi, vainai. Šiaip jau mušti irgi neįmanoma. Nemirtinga sraigė pas mus. Sraigė nemirtingoji. Apie tai turėjo rašyti Šekspyras savo laikais. Nors jau čia tai jis dabar, jeigu jis dabar būtų, taip sakant, nu jeigu jis dabar būtų, jau čia apie tai rašytų. Bet dabar, taip sakant, jisai... Ir vėl tasai turnius. Pats dažniausiai čia sutinkamas prieš. Apgalvo. Aš nežinau, gal kraibai labiau sutinkamas čia. Yra toksai udenga rankas. Udenga burnos rankomis. Nu, taip sakant. Tipo,
reikia, nežinau, ką, stipriai nustebti nieko nedaro, bet čia uždėti beveik net neįmanoma. Man rodos, kaip ir sakoma, kad tai neįmanoma nužudyti. Kaip pas kitus, pagal man, taip sakant, tik experiments. Va, pasitikime vėl idealų goblino snarglį. O jėzu, nu ir varome toliau. Taip iš karto pasakau, šitas žaidimas nesusijęs su tikrove. Jeigu sumušysite grybus ir snarglį, nes negausit eliksyrus gyvenimo, tai nereikia tą kartoti. Čia žaidimai, čia visi personažai išgalvoti, baisu. Lema, aš bijau, kad tiesiog nepamatysiu tos regis, kad jūs atstos. Kaip ir gyvenime vyksta. Gerai. Ir gerai? Ne? Blogai? Ar kaip? Aš reikia pagašyti, kad dujų, kad jiems parašytų pala. Aš nesuprantu. Patarkite man gerieji žmonės. Ką reikia daryti? Pagal tą... Kažkur čia buvo tas... Nu va, dabar jinai buvo labai arti, kad bus nudvėsta. Tos, va, fejos. Jos medis su fejos. Jūs mėgstamiausi. Čia tiesiog, bro, tiesiog žalios vynukės. Bro, vynukės labai skaniai, žinokit. Kus reikia, man. Tiem irgi patinka vynukės. Laiką paspaudkite, jau nepasigailė. Negailėkit, man irgi. Tai nauja, šūdį nauja. Šią pabandžiau. Gal dar vieną paušį. Ai, pala. Reikėjo grybą atmest antrą. O pirmą... Opa. Ten, pala. Reikia antrą grybą juk. O šitą ruošą nesąmonės. Pasidėtų palangal. Reikia patikrinti biškutę. Reikia iš pradžių, žinote. Nu, grybos čia tegu būna jisai. Pabandykime, reiškias, šitus vynugės su grybais. Aš tik pirmieną gal bėgiu. Negalėjau padaryti daugiau slotų. Gal čia pas šitą daktarą mažai kišenių. Ne, nu. A, jau tiksliai reikia svirti. Ir atgal pakelt. Vynujas. Ir einam pasimti grybą. Tas čia lakstinėja. Kiek laiko dabar biškutį palakat pasižiūrėsiu. 2-1, kem 5. Už kelių valandų bus naujieji metai. Na, aš jau aišku, jūs pasveikinau. Jūs lygiai vienas kitą pasveikinti, kad su draugais komentaruose. Tai ką, gerai, sumaišiau vynogę su sausimi. Paimu, atbėgu prie sraigės. Aš ant sraigės viską eksperimentuosiu. Tas užnuotas negali būti. Tas netinka. O tai kas tinka? Tai dar apšiai gadinti. Aš nebesuprantu, kad čia reikia daryti. Nu, šitus reikia tiesiog, šitie čia reikalinga tiesiog valgyti. Na, ir, tipo, gyvybę, taip sakant, prailginti. Plog reikia čia grybą ir grybą vėl. Gal čia tokia idėja. Pala, mažiau grybą ir grybą. Neprisimenu, pala. Kiek noriu pakandyti tada. Tokius grybus. Peršoku per tvorą, kaip barbora. Ai, neperšauksiu. Aš nesu barbora. Barbar patapimą. Padarykime mes. Ai, patys reikia. Lenkti, šverti. Ir atgal. Ir pakalt. Įdam grybą. Ir dar vieną grybą. O jėzu. Ne, labai įdomus video. Bent jau ilgas. Būsiu biškut daugiau sužinoti apie mane.
pasakysiu dar keletą gal faktų apie mane. Aš esu Mindaugas, man 16 metų. Nepasakysiu, kur gyvenu, nes maža ko gali būti. Nu, aš jau papasakojau dėl webkameros. Nes aš jau vakar pasakojau, bet jeigu kas ten girdėtų, tai pasakysiu dėl to, kad aš net, tipo, aš turiu webkamerą, bet tipo, aš nežinau, kaip čia reikia taip padėti, kad tipo matytųsi ir aš žaidimas. Ir tipo, pas šitas webkamera taip apačiu padėta, negu paprastai pas visus, tipo, pas visus yra virš kompiuterio, o pas mane žemai kompiuterio. Tu ką ne taip, kas ne taip? Gal tas reikia užmušti, nežinau. Ne, man viso, nenoriu lėsti. Aš jau nudėsiu. Kiek aš jau laiko filmuoju, tai 36 minutės. Nu, puiku, ką aš galiu pasakyti tiesiog. Bus tas antonomimas, jei aš kada prisimenat. O, kas čia? O, šitas. Ne. Gaidi. Gavomės Toma. Bėgu. O, aš bėgu, negaliu suspėti. Tik širdyje būna šviesa. Nežinau, sugrįžti. Ajo. Durin. Įdėjau aš laišką. Taip, ne. Ui, va, kokio velnio. Aš ką tik buvau perbėgęs. Taip stipriai nekreipk dėmesio, kad čia už nugaros čia biškut skambina. Tai tiesiog nekreipk dėmesio. Gerai, susitarėm, aišku, susitarėm. Tai jūs juk mano garbingieji, kurie nekreipia dėmesio į kokius tai garsus. Nu tai va, man tiesiog kalbė dabar biškut garsiau, nes už nugaros, už kitame kambaryje kalbos telefonu, tai nekreikia dėmesio, aš kaip ir sakiau. Mes, taip sakant, mes klausomės čia manęs atėmė. Tiesiog aš čia blema maišau kažkokius tai nesąmonės, sakau kažkokius tai nesąmonės. Sraigė, ateik čia, gaudyk. Kaip gerai šitas, blogai šitas, nežinau kaip šitą. Ir tas negerai. O, Jėzu, ta blema, tikrai tu. Ką dar, pala, kas va čia taip ir tokių ingredientų pačia. Kas galbūt grybas, šitas nesąmonė, goblinas, starkuoti nagai. Nežinau, ką man čia reikia padaryti. Reikia ką tai surasti, gal ir ką tai surasti. Jezu. Pasiūliau, kas tai buvo. Atrodo, čia buvom. Gal kai čia šitą tokį sulaužyt. Ir ką gausim? Pinigų gal. Šiek kam čia reikalingi pinigai, aišku, nesuprantu. Reikia vos pinigus ir ką aš su jais galiu padaryti. Nesuprantu aš, ką su tais pinigais daryti. Pinigai dabar tai nereikalinga. Sugriosiu kapą. O Jezu, nedarykit to, kad padariau. Kaulas. Kaulas tai ginklas? What? O stipresnis? Nežinau, stipresnis už... Blemba, tai ne ingredientas. Man dabar to kaulo net nereikia. Geras. Pala. Items. Gerai, čia. Pada, все. O tai... o tai kaulas. Ar kaulas tai ingredientas? Dabar tai kad nėra čia. Tai kad nėra čia pavaizduota to. Kad tipo tenas jis yra dalykas kažkoks. Patį. Ne, aš nežinau, visą laiką nepavyks, tai reikia
вручную все это подарить. Пала. Не, есть, наверное. Ты говоришь, тогда еще щита. Ну, это есть так щита. Ну, то есть такого кипкинг. Каула, ну, бы кипкинг из Марии. Jūsu paskatās situācija ir kokienai absurdiška. Aš atėjau ant kapinės, sulaužiau kapą ir jau kaulą. Ar diską. Šitą tada yra. Reikės. Papa. Aš su Janu šitą paėmiau, iš kur daug. Pabandykime dar šitą su ridikėliu. Ar kas čia ridikėlis, burokėlis, nesuprasiu. Tas labai gąsdina tą sraigę. Tai tiesiog kapėts. Aš įdėti burokėlis ir įdėti grybieną. Tai, nežinau, čia labai ilgas video bus, nu čia jums bus įdomu. Laužik, nu, kas tas šūdas? Kad tu tenai veikia, what the fuck? Ai, jaučiu stipresnį, bet tipo, negali iš tipo iš toli jaučiu mušt. Aha, tai čia yra tipo kažkokia problema, tarp šolų. Taip, manysim, gerai, įmetam burokėlį, grybą. Ir tik visą gausim eliksyrą. Sraigė. Ar kur iš čia būtų galima čia tiesiog panaudoti. Oi. Žodžiuk. Gerai, blogai, ar kaip? Blogai, nu tu dabar tu juokauji. Gal čia pasižiūrėjus stipriai, aš nežinau, ar jis labai stiprus jau, bet jis labai kažkaip taip turniai veikia biškutį. Kaip išmestavo. Pasimsiu gal savo. O atgal savo. Ką ne? Sane. Nervai. Man kažkuoti nervai, ne. Nes nebesilaiko. Ai, nu ką čia dar paimti. Ir kas čia? Pavyzdžiui, per pastos. Nes matau kaip šitam mini herojų nekreipia čia ir patokės, man čia iš karto apsi... Štai koikios. Laužysiu aš jūs ir klausiau, atspėkit ką? Monetos, ar kad viską ką aš gaunu iš to, kad sulaužau, gaunu monetos. Ką man tavo tos monetos, mums reikalingus monetos, mums reikalingi... Klausim bočką, nes paprastai šis turėtų iškriti vienas toksai daiktas. Bet, kodėl aš negaliu paimti šitą monetą, what the fuck. O Jėzus. O čia jis iškrito. Tik kad ne. Ką daryti? Aš turėjau čia kažką tai padaryti. Gal tai gauti, aš ką padaryti. Žiūrėsiu dar ingredientus. O, power nails. Kaip pagaunamas, aš mešau. Aš to nesupratau, iš kur aš čia tai gavau. Gargoyle. Plašai bauk, kada sutikas gargoyle. Bounty seeker. Baby I'll see what the trap and switch and picked out. Ne, tai kad nebuvo šis sutikęs. Aš nebegaliu. Kiek dar aš jau ieškosiu to ingredientos. Tu, gal tu žinai, tu atrodo protinga. Komas tai čia kažką tai reikia paimti, nežinau, gal tu čia kažką tai išmeti tada, kai aš tave, taip sakant. Ne. Čia
kažkaip gulėsi, polisauju, čia reikia stengtis. Galima su jais pasikeistų. Ką to reikia? Nebesuprantu, ką čia reikia daryti. Gražiai gal spirtų. Tada paklausiu pas Aslą, gal jį žino. Aseliuk, gal tu žinai, jeigu įmanoma atremti? Ne, neįmanoma. Aseliuk, tu nors pasakyk, kodėl tas Aslas iš kur toksai? Kas čia? Donkey Mart. Kokio velnio? Nežinau, aš ką čia daryti. Pabandu dar aš ką tai surasti. Reikia... Tam padarė nails. Tipo... Nagai tokie... Blogi. Jie kažkur tai gauna, bet ten reikia man uždėti princesę kategoriją, ten jie reikia... Kad jūs gauti, ten kažką tai sulaužyti. Ne princesė, jeigu ką, ne nagus jas. Bet aš nesuprantu, ko... Nėra čia ta knyga, kur... Aš jau 6 minutės filmuoju. Nu tai, karočią, čia pagalvoju, kad jau užtenka mums čia filmuoti. Aš jums dabar čia ant galo parodysiu tiesiog kaip veikia sraigė. Sraigė reikia... Va dievo. Paliečiamos ir, taip sakant, nedraugiškai. Nu tai jaučiu, šiandien bus viskas. Vienas video kaip ir padarytas. Turėtų būti. O dar parodysiu kreivą. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Spauskite laiką, žiūrėkite komentaruose. Parašykite, ar norėtume dar tokių video su šito unpluguojant, ar norėtume kartu parašyti, ar norėtumėte, nežinau, dar plus norėtume šitą MSM pamatyti tarp kanalų. Nu, parašykite, ką jūs manote apie visą šitą reikalą. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis čia buvau aš Mindaugas ir visiems ate, nu jo, ate.